Sveiki, mėly žiūrovai, šiandien važiuoju pirkti motociklą. Visiškai gimė idėja spontaniškai, atsikėliau ryte ir supratau, kad reikia nupirkti motociklą. Turiu šiam detalių, bet toliau pamatysit plačiau, žodžiu, jis nevažiuojantis, pagavęs klyną, perkaitės, kiek žinau. Nežinau, nelabai noriu veltis iš tas nesąmonės, tvarkyti tos motociklus, bet tas motociklas legendinis. Tai negalėjau atsisakyti, noriu ir softo, kad ramiai pasivažinėt, tai va, stebėkit. Tai nusipirkau nesusivaldęs, pamatęs gerą kainą, legendinė Honda XR 1987 metų. Įdomus motociklas dėl to, kad čia sudėtas jau Dominatoriaus variklis iš karto. Tai aš Dominatoriaus detalių turiu. Šitam motui yra variklio defektas. Tai bandysim jį pasitvarkyti. Šiaip pirkau aš jį gruodžio mėnesį, dabar jau yra vasaris. Nebuvau prikišęs nagų, sakiau, žiemos projektas. Nu, bet tik tokia žiema, šalta, žinot, čia. Nesuspėsiu taip viską padaryti. Tai dabar ant greičio gal kažkaip tai reikia prasiskirti. Nežinau, tai vat daugiau apie mocą papasakosim po jau. Šiaip motociklui mokėjau 800 eurų. Jie po 2000 eurų stovi. Nu, bet tikrai reikės rankos pridėti. Šitas motas buvo Lietuvoje, iš Lietuvos pirkau aš jį. Pilnai atrestauruotas rėmas, nudažytas. Buvo ir čia padažyta, tik tais, kur dabar gal ne visai kokybiškai, tai atsilaupė. Šiaip motas prikolas, kad labai lengvas, kaip harda. Nu, su rankam taip gali pakelt Dominatorius, taip negali. Jisai sveria 108 Dominatorius, o šitas sveria 110 ar 120. Nežinau, dar tiksliai, bet žinodžiu, lengvas. Tai su Dominatoriaus varikliu čia turėtų būti smagu. Jis toks gan sunkus. Taigi, kame buvo bėda? Žmogus sakė, kad važiavo, pradėjo dūmyti ir jau viskas. Tai bėda buvo čia. Kiek kažkur pamačiau, kas negerai. Šitiek lengvai nusiema. Oro filtras. O, pažiūrėk, čia buvo. Tarpelis yra. O čia tarpelis. Ir per jį tiesiai prie žvyro į variklį. Taigi, o kodėl prie? Todėl, kad akumuliatorius čia įdėtas. Šiaip, šiaip originaliai akumuliatorius neina čia. Tai kickstarteris. Bet kažkas taip sugalvojo. Ir va šitą bėdą reiks išspręsti, kad tai daugiau nebūtų. Jeigu turite idėjų, kaip galima padaryti, ar galima gal mažesnį akumuliatorių įdėti, tai prašau patarkit. Arba šis paliksi be akumuliatorius, jeigu nesigalvosiu ką padaryti. Nes čia tikrai labai svarbus dalykas, oro filtras. Ir dar, kas man patiko šitą emociją, jisai 87 metų, bet oro filtras labai gerai padarytas, ne kaip Dominatoriai. Jis dar plaunamas yra, kempininis, ne joks popierinis ir ta filtradėžė atrodo patikima. Šiaip rėmas gražiai nudažytas, viskas tvarkosi su juo, bet va bakas va kažkaip tai pritepliotas, nelabai gražiai čia atrodo su teptuku, belė kaip padažyta. Tai pradžiai noriu susitvarkyti techninę būklę ir tada jeigu jau patiks šias man motociklas, padarysiu ir gražiai nudažysim, bus ledinės, ledovas, važiuosiu į parodas, į kavinę atsigerti, kavos mėlėsi, ar prieš miško žvėris gražiai atrodysi. Nu tai, tikėkimės pavyks projektas, šiaip patinka man šis motociklas. Honda, žinot, patikimumo rodiklis, sena Honda iš vis neužmušama, tai čia yra receptas geram laikui. Šitas motociklas. Kas man dar patinka, kad nėra plasmasių, kurios lūžta. Dominatoriai tos plasmasės kėdas, o čia jas minkštas, lankstas, belekai, pargriūni ir nieko. Aišku, reikia sulūžęs posakį. Gal kas turi tokį posakį, nupirkčiau. Sudėta Keihin, ar Keičiai šaks, karburatorius neoriginalus ir šita detalė, kuri jungia oro filtradėžę su karburatorium. O šitą detalę atspausdinta su 3D printeriu. Ir čia yra tokių tarpelių, kur man nepatinka, nes nėra užspausta ir per čia gali prieiti žvyro. Tai jeigu turite idėjų, kaip
čia man ką padaryt. Patarkit, prašau, irgi. Gal kas nors turi tokią detalę, nežinau. Kaip čia padaryt, kad suspaustų gumą kažkokią dėt ar kažką. Nu, nes jeigu nori ilgai važiuoti, reikia tvarkingai pasidaryti. Kad nebesigestų. Kas man dar nelabai patinka, kad uždėtas neoriginalus duslintuvas. Kažkoks mažiukas. Nu, pažiūrėsim, jeigu tyliai dirbs, tai gerai. Paliksim jį. Nėra čia ką labai erzintis dėl šio dalyko. Būgniniai stabdžiai. Būgninis stabdžius aš nesu naudojęs niekada. Nežinau. Stabdžiai tik bailiams, tai gal neprireiks. Bet užtat yra priekiniai geri stabdžiai. Priekiniai stabdžiai. Diskiniai. Diskiniai dėti Master Moto, man atrodo. Šitie. Tai sakė, stabdo gerai. Nežinau, pardavinėja, sakė. Čia Master Moto yra šitie. Geri. Gražus dar priekis, pažiūrėkis. Graži lempa. Viską. Svarbu neišdaužti. Yra termometras. Matysi, kiek įkaitęs yra variklio tepalas. Kaip iš dinatorių žinau, kai jau virš 100 kem, tai reikia stoti jau. Nieko gero. Net vėsis, jeigu smėlynus važiuoja ir užkaitęs, tai jis net vės. Kas dar neduoda man ramybės, tai kad nėra alsuoklio, tepalo alsuoklio. Kas žino dominatorių variklius, čia eina toks CCV. Aš nežinau, ar jį galima atjungti ar ne, bet čia jis nepajungtas. Anksčiau aš savo vis laik pasijungdavau, viskas tvarkoja. Tai kas gali būti, jeigu važiuosi be tepalo alsuoklio? Ar čia labai blogai, ar čia jis nereikalingas yra? Aš kiek suprantu, jeigu susikopia tepalo perteklius, jis ten atsiduria ir tada kažkas tai būna. Norėčiau jūsų salės pagalbos apie tai. Iš modo dar uždėtas yra rental vairas. Jau man patinka, jau gerai. Vis kažkas tokias smagiau. Ir kaip atsisėdus pojūtis toksai kaip hardas. Nu čia, man atrodo, legendinis motas ir labai geras. Speedometras kažkoks uždėtas neoriginalus. Bet čia Honda tipo speedometras. Nežinau, rodys, nerodys ten greičia, galbūt nerodys. Bet nereikia greičia, niekam neįdomu. Važiuoju jau, kad važiuotų. Tai dėl ko aš drąsiai pirkau šitą mocą, nes aš turėjau šitą dalyką. Nežinau, kodėl dominatorių aš buvau nusipirkęs. Buvo gera kaina, kažkur tai paskelbė. Nu, galvoju, tikrai čia važinėsi, man reiks tų stumoklių. Spėkit, ar prireikė, neprireikė. Tai dabar panaudosim. Tai gerai, kad laikiau. Ir nežinau, tai jis kaip ir padėvėtas, gal nedėvėtas, bet yra biškai toks yra įbrėžimų, bet senie moco, man atrodo, viskas tvarkoja, nėra tokių didelių įbrėžimų. Gali pažiūrėti. Biškai pasireižė, bet viskas tvarkoja. Čia irgi tas pats, galva irgi graži. Tai va, tikiuosi tiek bėdos, kad alkūnė bus sveika. Ir gal čia lengvai pastarkis, jisai pasiremontuos. Aišku, reiks modifikaciją padaryti, kad nepasikartotų, bet projektėlis laukia įdomus. Tai šiandien tiek apie tą motociklą. Jeigu turi kokių idėjų, tai prašau, padėkit man, parašykit, ką galiu patobulinti. Jeigu dar kažkokių patarimų turit, parašykit. Ir paspauskit like, paspauskit subscribe ir laukit antros dalies. Antroje dalyje išrinkinėsim jų motorą. Tai tikėkimės neužtruksim iki vasaros. Pavasarį jau važiuosim. Jau noris nuvažiuoti į kokią kelionę. Tai va, iki.